partinį susirinkimą. Bet komunistai nusprendė, kad biuras mūsų, aš kaip sekretorius, nereikia daryti rinkimų. Tai aš skaityčiau tų rinkimų bijot ir miesto partijos komitetui. Nereikia. Jeigu konferencija parodys, kad kryptis gera, darbai eina tą linkmę, tuomet, aišku, rinkimai ir nebūtini. O iniciatyvą davė, aišku, Alytaus sąjūdis, kuris pareiškė nepasitikėjimą miesto partijos komitetu ir miesto komjaunimo komitetas. Miesto ir rajono partinė organizacija į Lietuvos komunistų partijos 20-ąjį suvažiavimą išrinks 21 delegatą. Pirmasis jau išrinktas, tai Medvilnės kombinato partinio komiteto sekretorius Česlovas Meržvinskas. Gerbiamas Česlovai, su kokia pozicija vyksite į šitą istorinį Lietuvos komunistų partijos forumą? Iš tikrųjų, šitas forumas neabejotinai turėtų būti istorinis mūsų gyvenime. Ir pagrindiniai klausimai, tai ant kiek nauji, ant kiek radikalūs, galbūt šiuolaikiški bus priimti pagrindiniai dokumentai, partijos programa ir įstatai. Nuo šių dokumentų priklausys visų organizacijų darbas. Rimtas klausimas, sąžinės klausimas. Dar dažnai būna taip, kad tarp 4 sienų, va čia ir Justo Paleckio vakar dienos tiesoj buvo, reiškia, interviu ir šita mintis išsakyta. Tarp 4 sienų mes kalbam vienaip, auditorijoje kalbam kitaip. Ir kaip reikia dirbti, kada nėra to partinio sąžiningumo ir partinio principingumo. Čia turbūt išplaukia labai svarbus momentas. Reikia vis dėlto, kad partijos žingsniai būtų jaučiami. Kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir komunisto, ir aplamai mūsų miesto gyventojų gyvenime. O dabar mes kažkur taip vos ne pogrindį. Reiškia, viešumo mažai. Paskutiniu metu suaktyvėjo pirminės partinės organizacijos, daugiau, reiškia, straipsnių tokių ir kritinės medžiagos, ir apmąstymų, reiškia, su apmąstymais medžiagos pasirodė mūsų miesto laikraštyje Alytaus naujienos, bet paties miesto partijos komiteto aparato darbuotojų ir būtent sekretorių nuomonė labai sunku išgirsti. Dažniau šitą nuomonę išsako sekretorius Džiautas. O reiškia, pirmasis sekretorius, kuris šiai dienai yra oficialus lyderis, savo nuomonę kažkodėl nenori viešai išsakyti. Kaip jūs vertinat jaunų komunistų poziciją? Komjaunimo lyderių? Komjaunimo lyderių turit galvoj miesto komjaunimo komitetą. Biurą. Ar miesto komjaunimo biurą. Aš skaitau, kad aplamai jaunimas radikalesnių pažiūrų. Galbūt dėl to, kad jų neslėgia praeities našta, tiksliau mažiau slegia praeities našta. Iš kitos pusės turbūt jie imlesni viskam labiau, galbūt biški daugiau maksimalistai, bet tai turbūt netrūkumas, aš taip sakyčiau. Ir miesto komjaunimo komitetas, ir miesto komjaunimo biuras, skaitau, kad užima gerą poziciją, žinoma, jam galbūt reikėtų ir daugiau pamastyti apie savo problemas, bet ta aktyvi pozicija, kurią jie užima miesto partijos komiteto plenumuose, sekretorių pasitarimuose, reiškia kitose partiniuose forumuose, noras išsakyti savo nuomonę ir aktyvę poziciją, užimti aktyvę gyvenimo poziciją, aš skaitau sveikintinas dalykas. O, reiškia, jie juk mums nieko neprimeta, jie tik išsako savo nuomonę, o apie savo gyvenimą, partinę veiklą mes turim patys spręsti, pats partinis komitetas, biuras ir taip toliau. Taip, kad aš skaitau gerai, kad jie retkarčiais paskatina mus aktyviau mąstyti ir greičiau dirbti. Ačiū.